Sveiki, aš Mantas Wizard ir esu prie Lietuvos Respublikos Seimo. Šiandieną čia aš atliksiu vieną savo mylimiausių triukų ir kuris šiandien yra labai aktualus. Su savimi šiandien atsivežiau tikrą prancūzišką lauko kavinę, vyno butelį ir taurę ir jūs išmokysiu, kaip atlikti triuką, kad taurė ir butelys apsikeistų vietomis. Pirmiausia, dėmesio aš uždengsiu taurę cilindru ir butelio demonstruoti negaliu, todėl jį taip pat paslėpsiu. Dėmesio. Oi, atsiprašau. Netyčia atsivežiau papildomą vyno butelį. Nesvarbu, pradedam nuo pradžių. Aš uždengiu juos cilindrais ir pasakau apsikeiskit. Ir jie apsikeičia vietomis. Dėmesio, tuoj. Aha, apsikeitė. O dabar geriausia numerio dalis. Kai padarau taip, jie ima ir grįžta atgal. Gal triukas nedaro įspūdžio, pabandykim nuo pradžių. Matot, jeigu pasakysiu iš tikrųjų abrakadabra, jie ima ir apsikeičia vietomis. O dar geresnė dalis yra ta, kad jie ima ir grįžta atgal vos panorėjus man. Pradėkim nuo pradžių. Dėmesio. Aš paimsiu cilindrą, kuris yra tuščias ir jau uždengsiu butelį. Kitu cilindru aš uždengsiu taurę. Oi, atsiprašau. Netyčia atsivežiau papildomą vyno butelį. Nekreipkite dėmesio. Pradedam nuo pradžių. Aš juos uždengiu, pasakau abrakadabra ir jie apsikeičia vietomis. O kad būtų dar linksmiau, aš išsibursiu dar vieną vyno butelį. Pradėkim gal nuo pradžių. Tikras magas gali vieną ranką paimti ir paversti taurę į butelį, o butelį, kuris yra čia, žinoma, kad paversti į taurę. O kad būtų dar linksmiau, aš išsibursiu dar vieną vyno butelį. Man dažnai žmonės sako, Mantai, o tu gal gali pilti iš to butelio? Žinoma, aš galiu pripildyti taurę ir atidžiai stebėkit šitą taurę, kur yra puspilnė. Nes šita taurė ir yra visas triukas. Jinai ima ir žinoma, kad pavirsta į butelį, o butelys, kuris yra čia, pavirsta į taurę, į jūsų sveikatą. O geriausia dalis yra ta, kad paskui galima įsiburti dar vieną vyno butelį, paskui dar vieną ir tiek, kad užteks visam Seimui. Kuo žmogaus intelektas aukštesnis, tuo jisai sunkiau supranta triuko paslaptį. Tai taip, kad jūs čia gerai reaguojat, čia jums... Klausykit, tai buvo neįtikima. Tikrai čia laikot. Ačiū jums labai. Ačiū labai. Gražios dienos, iki. Sveikinu gerbiamus Seimo narius su kilnia iniciatyva blaivinti tautą. Taip pat linkiu rasti ir protingus būdus tam, be jokių fokusų. Į sveikatą.